Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki, aš Austėja ir šiandien keliausime laiku į dramatišką epochą, kai prieš 1500 metų Europa drebėjo nuo hunų antpuolių. Išsiaiškinsime, kas padarė jos tokius baugius ir kodėl jų vardas kėlė siaubą baltams. Žinai, kad tu pasiemi savo ir viskas, ir dirbi. Ir taip savo čia tiek aišku, jo. Ir tau tik tai kažką daro, tu savo nusiminėjai ir viskas, ir dirbi, žinai, turi būti, jau jeigu prie... Didysis tautų kraustymasis. Šiam prieš 1500 metų Europą sukrėtusiam įvykiui skirtas renginys. Su archeologės Klaipėdos universiteto docentės Audronės Bliujienės paskaita bei rekonstruktorių Martyno Švedo ir Evaldo Babensko kolekcija. Ginklai ir papuošalai menantis laikus, kai iš tolimų Azijos stepių į Europos žemyno širdį įsiveržė klajoklių hunų gentys. Jų žygiai sukrečia senąją tvarką. Byra barbarų karalystės, germanų tautos pajuda į vakarus ir pietus, o Romos imperija tampa kaip niekad pažeidžiama. Ten, kur šiandien yra Vengrija, formuojasi hunų centras. Iš čia hunų raiteliai vykdo tolimus žygius. 5 amžius tai yra tas laikmetis, kada hunai pasiekė didžiąją Europos dalį, kada jie pasiekė Galiją, kada jie siaubė Vokietijos žemės, pasiekė šiaurinę Italiją. Ir hunai ateina iš tikrųjų kaip didžiulis siaubas iš rytų, ateina kaip stichija, kaip viesulas. Tai yra labai mobilus raiteliai, panašus į vėlesnių laikų mongolus. Tai žmonės, kurie buvo visiškai nepažįstami europiečiams, kėlė baimę. Jeigu mes pažvelgsime į labai retai Europoje aptinkamus hunų kapus, mes pamatysime, kad jų kaukolės yra deformuotas, dėl to, kad kūdikiams tvaršiais buvo suspaudžiamas galvas ir kaukolė kažkiek panašėdavo į kiaušinio formą. Manoma, kad hunai taip stengdavosi pabrėžti savo išskirtinumą nuo kitų genčių ir tautų. Hunų kariai iš amžininkų prisiminimų atrodė labai baisiai vien savo išvaizdą, nes kai berniukas būdavo dar nedidelis, tėvas įsivedęs iš jurtos, atlikdavo tam tikrą ceremoniją, peiliu supjaustydavo veidą, kad liktų kuo ryškesni randai. Nes hunai tikėjo, kad karys vien savo išvaizdą turi gąsdinti priešą. Ir kai hunai valdomi Atila, savo iškiliausią valdovą, buvo įsikūrę Panonijos žemumoje, dabartinės Vengrijos teritorijai, kurios pavadinimas kitas yra Hungary. Tai jie surengė daug reidų įvairius Europos kraštus ir panašu, kad vienas reidas iš tikrųjų praėjus dabartinės Slovakijos ir Lenkijos teritoriją pasiekus Lietuvą buvo ir Baltų žemės. Restauratorių laboratorijoje trapūs radiniai, strėlių antgaliai su 3 briaunomis. Būtent tokius antgalius naudojo klajoklių gentys, tame tarpe ir hunai, o jie aptikti Kernavės Aukuro piliakalnyje. 1992 ir 1993 metais mes pradėjome tyrinėti, turbūt įspūdingiausią centrinį Kernavės piliakalnį, Aukuro kalną, aptikome kelis gaisrų horizontas ir vienas iš tų gaisrų atnešė labai įdomius radinius, trisparnius ar tribriaunius, dar kartais jos taip vadina strėlių antgalius. Visi radiniai gražiai sugulė viename horizonte, gaisravietėje, kurią pagal visą radinių kompleksą mes datavome 5 amžiumi. Ir kasant su mentelėm, radėjas iš karto galėjo pastebėti, kokią kryptimį ir kaip guli tas strėlės antgalis, kas yra labai svarbu, nes tai jau parodo mums galimą apšaudymo kryptį, iš kur, iš kokios pusės buvo šaudoma. Ir kas labai įdomu, kad šiuo atveju Kernavėje
šaudyta 2 kryptim. Ir antgaliai ne iš viršaus beveik vertikaliai krito į Piliakalnio aikštelę, bet buvo šaudoma tam tikrų kampų, panaudojant neįtvirtintą tuo metu tik matyt gyvenvietės užimtą aukštumą viršutinės terasos kraštą esantį į šiaurės rytus, į šiaurės vakarus nuo Aukuro kalno Piliakalnio ir taip pat iš pietrytinės rytinės pusės nuo Pašlaitės šaudoma. Taip, kad antgaliai gulėjo 2 kryptim. Ir jau čia mums parodo visą tą puolimo kryptį. Archeologija iš esmės labai artima kriminalistikai. Tik tai kriminalistas tyria ne per seniausiai įvykusius nusikaltimus, o mes pagal tos pačias materialinės liekanas mes turime tyrinėti labai tolimą praeitį ir nustatyti, kasgi tada vyko. Trapūs tolimos praeities daiktiniai įrodymai. Apžiūrint ekspozicijai ruošiamus strėlių antgalius, kilo mintis pasigaminti repliką. O pradėjus ieškoti meistro, paaiškėjo, kad įvykdyti tokią užduotį nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Šią idėją susidomėjo kalvės rekonstruktorius Adomas Viklas. Detalės aptartos gyvosios istorijos renginio metu. Ir tik po kelių mėnesių sulaukiau žinios, kad tribriaunio strėlės antgalio gamybos eksperimentui pasiruošta. O laukti teko dėl rimtos priežasties. Antgalio gamybai teko pritaikyti ar net pasigaminti specialius įrankius. Ant šito priekaliuko pirmą kartą darau. Geras įrankis, nes vis tiek garantuotai turi būti kažkoks tai panašus įrankis, ant kurio kalt priekaliukas. Labai svarbu priekaliukas, nes ant lygaus pagrindo neįmanoma nukalt tribriaunio strėlės antgalio. Šiuo atveju aš turiu yra pirmas etapas pasidarai tokią kaip lašo formą panašiai, tada suformuoji trikampį ir tada dedi į jau gaubtais šonais formą ir kali su gaubtu plaktuko galu. Kalant gaunasi ta tokia daugmaž vienodų laipsnių, kol kas dar eksperimentiniam lygiai, net ir šitą, pavyzdžiui, priekaliuką. Aš jau kelis darant jį po truputį dilinau, kol išgavau tuos tinkamus kampus, tinkamą gylį, bet dar reikia turbūt kokių 15-20 padaryti, kol pilnai atidirbta bus forma. Daug praktikos, kokių bent 15-20 padaryti, kad pasidarytų procesas sklandus. Manoma, kad hunų raitelis galėjo paleisti iki 12 strėlių per minutę. Labiau patyręs netgi ir daugiau. Iššaudžius strėles pirmajame mūšyje, toliau žygiuoti be svarbiausio ginklo būtų labai rizikinga. Su hunų kariais keliaudavo ir juos aptarnaujantis personalas. Būryje turėjo būti ir kalvis, mokantis gaminti strėlių antgalius ir pačias strėles. Šią versiją įvertinęs Adomas, galima sakyti, atkūrė ir kelioninę hunų kalvę. Įrangos tiek, kad viską sukėlus ant žirgo galima būtų judėti į kitą vietą. Jo, čia aš specialiai ir savo dariausi tam, kad būtų kelioninis variantas, kur turi ir svorio nedaug būti ir lengva paruošti darbui. Kur dirbtuvės yra tokios, kiek čia, 1,5 kvadratinio metro daugiausiai. Ir pakankamai lengvi visi priekaliukas lengvas, įrankėliai keli, žaizdras, iš žaizdro net nebūtina vežtis, tu jį gali vietoje radęs molio pasidaryti. Ir mažos dumplės. Čia jau mano improvizuotos dumplės, nes šiaip nežinau, ar yra tokių, kur į abi pusės spaudžiant pučia.
Tai čia jau mano šiokia tokia improvizacija. Šiek tiek užbėgant į priekį pasakysiu, kad paėmus į rankas užbaigtą antgalį, kaip mat galima įsipjauti pirštą. Briaunos buvo aštrios kaip skutimosi peiliuko. Laiko ir korozijos aptirpdyti originalai jau nebe tokie pavojingi. Ryškus dar vienas bendras bruožas. Šių ir anų laikų kalvis ypatingą dėmesį turėjo skirti antgalio aerodinamikai bei tvirtinimui prie koto. Kai kur į strėlės kotą tiesiog yra tolygus nusmailėjimas, kai kur ateina plunksnos, vos paplotėjimas ir susiaurėjimas. Tai va čia skirta tam susiaurėjimui, nes gaunasi, kad į strėlės priekį remiasi ir šaunant, kai yra kontaktas, tai smūgio jėga nueina ne į strėlės kėlimą, bet gaunasi atrama ir visa jėga eina į taikinį. Tribriauniai strėlių antgaliai suteikia strėliai sukimosi momentą, strėlė skriedama link taikinio skrieja aplink savo ašį ir kai sminga į kūną padaro didesnę žaizdą, kaip išcentruoto kulka. Tai yra labai pavojingas ginklas, gimęs toli rytuose, gimęs kažkur tai Mongolijos, Kinijos pasienyje, hunų gyventojų teritoriją ir paskui su gūnais atėjęs į Europą. Na, jį tiesa perėmė ir kai kurios kitos tautos, buvo naudojami tie antgaliai ir kai kur kitur. Taip pat, kas yra labai svarbu, kad tie radiniai jau buvo žinomi Lietuvoje ir iš kitų tyrinėjimų. Jie yra aprašyti Vytauto Kazakevičiaus darbe, skirtame strėlių antgaliams. Jų nemaža kolekcija yra surasta Aukštadvario piliakalny. Ten jie įsmigė į pylimą. Geranainpily Baltarusijoje irgi rasta tokių. Rasta jų kai kuriuose Užnemunės piliakalniuose pavienių, taip pat Vilniuje Gedimino kalne. Ir kas labai įdomu, kad radome mes ir konkrečias aukas Lietuvoje. Tai yra Plinkaigalio kapininė Kėdainių rajone, kur žmonių kauluose, vietinių gyventojų kauluose buvo įstrigę tokie antgaliai. Tas charakteringumas yra 3 briaunos. Ir jeigu jau tau smygo į kaulą, pavyzdžiui, kaip čia, tai jau tu jos neišimsi, tu strėlę ištrauksi, o pats galiukas geležinis liko kaulai, viskas yra. Mirtina žaizda nukraujuoja elementariai. Tave gali ten guos, žmonės magiją naudoti, ten varstyti žaizdą, bet kol yra jėtigalis viduj, tai viskas. Vyro šitą istoriją atšauta iš priekio, jam kiaurai pilvo praėjo strėlė ir užstrigo stuburo slankstelyje. Ir visi tie 4 žmonės dar buvo sudaužytom kaukolėm, sutrupintom kaukolėm. Tai sako maždaug, vaizdas galėjo atrodyti taip. Apšaudė, vyrą nušovė, jis tarkim jau nebegali apginti likusio, ar ne, ir tiesiog prijojo ir, sako, su bukais daiktais. Patį galiuką sudėtinga suvest. Nežinau, kiek jisai turėtų būti. Ar tai yra technologinių momentas. Bet šiuo atveju aš pasidaręs turiu dildę, su kuria patį galiuką į smaigalį suvedu. Pačius ašmenis galima praplakti šaltai. Ir tuo pačiu praktiškai čia nieko galąsti nereikia, nes išsiplaka iki vos nebritvutės. Su kalibravimą ir privedimą, ten kažkokį padilinimą, tai tikrai, kad ten koks pameistrys sėdėjo, jam ten metą ir jisai iki galo pabaigė. Bet iš principo, turi sukant gražiai atrodyti. Jo daugiau galąsti ir nereikia. Priekis vos yra storesnis,
toks kaip trikampis tam, kad atlaikytų tą pirmą smūgį. O toliau jau pačios briaunelės plunksnos yra aštrios, kad jautų. Atkurtas strėlės antgalis virsta įrankių tyrimams. Pabandykime praktiškai vertinti šio mažo, bet galingo kūrinio poveikį. Tik ką pagaminti strėlės antgaliai eksperto rankose. Viliaus Mikulėno pomėgis šaudyti virto rimtais eksperimentais. Jam buvo patikėta įvertinti Adomo Sviklo tribriaunių strėlių antgalių rekonstrukcijas. Sviklas padarė viską labai gerai. Rekonstrukcija yra gerai vien todėl, kad kažkas ją užsijama ir galime eliminuoti labai daug mitų ir legendų apie patį tribriaunį kaip tokį. Ir tikrai efektyvus, labai efektyvus žaizdų darymo įrankis. Labai svarbu dar yra tai, kad mes galim rekonstruoti pačią strėlę kaip strėlę ir pagal tai jau galvoti pagal antgalių įtvarų pločius, galime galvoti apie strėlės ilgį. O kada mes galvojame apie strėlės ilgį, mes galime galvoti jau apie kompozitinio lanko dydį. O kada mes preliminariai turime svorį, mes galime galvoti ir apie ne tik kompozitinio lanko dydį, bet ir apie kompozitinio lanko galingumą. Čia pat sodybos kieme įkurtoje laboratorijoje vyko ir kiti įdomus tyrimai. Vienam eksperimentui teko įsigyti kiaulės galvą. Tikslas buvo nustatyti, kokias sužalojimo žymes palieka tribriaunis strėlės antgalis. Strėlė palieka antgalis, labai charakteringas žymes kaulė. Gali matyti, ant kiek po šūvio dar papildomai skyla kaulai. Tai mintis buvo paprasta, kad tribriaunis antgalis, kuris turi labai charakteringą formą, jisai turėtų palikti charakteringas žymes kaulo medžiagoje bet kokioj. Ir kad yra hipotezė, reikia pažiūrėti ir ją patvirtinti, ar įmanoma tribriaunių ieškoti ne tik originalų kažkur archeologiniai medžiagoj, bet gal yra likę žymių palaidojimuose kažkur kitur. Tribriaunis susminga tiek, kad į kaulą būtent, kad ją tikrai yra labai sunku ištraukti. Jis labai tvirtai įsikabino kaulę ir reikia dėti jau fizinių pastangų. Pirmą kartą šaudant strėlių koteliai, nors jie buvo įtvirtinti, jie liko rankose, o tribriauniai liko medžiagoj kaulinėje. Nors ir grėsmingas, tačiau trapus, vos 4 gramus sveriantis daiktas pretenduoja būti kuklia svarbiausio įvykio Europos istorijoje iliustracija. Didysis tautų kraustymasis – tai metas, kai keičiasi prekybos keliai, ginkluotė, kaimynai ir genčių teritorijos. Šiems įvykiams pradžią davę hunai išnyko istorijos verpetuose. Tačiau ar buvo hunai pasiekę baltų žemes? Ieškant atsakymo į šį klausimą, vyko ir tebevyksta diskusijos. Teigiantiems, kad įrodymų trūksta, tenka išgirsti, kad įrodymų pakanka. Nes archeologas visat gali iškelti tik tai hipotezę, jis negali pasakyti 100%, kad buvo būtent taip ar ne kitaip, bet iškelta gana įtikinama hipotezė, kad vis tik mūsų Lietuvoje randami tie trisparniai strėlių antgaliai, jie susiję su vienu tokiu labai svarbiu momentu mūsų krašto istorijoje, būtent su hunų puolimu į mūsų teritoriją. Pirmiausia atkreiptas dėmesys į vieną žemėlapį patalpintą Vengrijos profesoriaus Ištvano Bonos knygoje apie hunus. Ir ten yra parodytas žemėlapis, kur 5 amžiaus pradžioje nurodyta Uldino, tai dar iki Atylos buvęs hunų vadas, jau nurodyta puolimo kryptis, kuri pereina per
Nemuno, Neries tarpupį, paskui užsisuka taip jau į pietus ir kitą grupę karių į Lenkijos teritoriją. Kokiais šaltiniais remtasi, sunku pasakyti, bet tai yra labai įdomus momentas ir jis puikiai sutampa su mūsų ir teritorija, ir sutampa chronologiškai žygis. Ir aš esu įvedęs tokį terminą 5 amžiaus karas. Tai yra pirmas toks karas, kuris apėmė visą tuometinę Europą, kai didžiulės ordos klajoklių iš rytų pradėjo veržtis į vidurio vakarų Europą ir jų atspindys pas mus Lietuvoje kaip tik ir yra tie trisparniai strėlių antgaliai. Ypatingai po Atylos ir Hunų imperijos žlugimo, po Atylos mirties, kai vyko tokia suirutė, atskiros kariaujančios grupės pradėjo veteranų, dalyvių tų karų pradėjo vaškytis po visą Europą, plėšikauti. Ir tai ir yra vienas iš kulminacinių tautų kraustymosi epochos momentų. Matomai, tai vyko žiemos metu, todėl mes turime čia kontekste mūsų ir daug suanglėjusių grūdų, tai jau buvo po derliaus nuėmimo, buvo kažkokios derliaus atsargos saugomas tam piliakalnį ir visa tai buvo sunaikinta tokio žiauraus antpuolio metu, kai nukentėjo nemažai Lietuvos gyvenviečių ir mes tiesiog sujungdami žemėlapyje tos taškus galime atsekti, kaip tas žygis pasiekė kažkur vidurio Lietuvą, perėjo per Nemuno Neries tarpupį ir paskui klajokliai vėl atsitraukė į stepę, palikę po savęs sugriautas gyvenvietės, nužudytus žmonės to antpuolio metu. Štai tokie įrodymai byloja apie hunų veiklą mūsų žemėse. Šiandien tiek apie archeologų atskleistus senovės nusikaltimus. Ačiū, kad keliavote kartu, iki kitų ekspedicijų.